Tuomet jis išgirdo iš paskos atidundančio didelio garvežio ratų bildėjimą ir švilpimą. Tai Spenceris. Nenoriu, kad jis mane pamatytų. Jam bus įdomu sužinoti, ką veikiu su šiuo senu cilindru. Tomas iš visų jėgų važiavo link posūkio. Kai jis sulėtino greitį ir sustojo, jo katilas kunkuliavo. Aukšti medžiai paslėpė Tomą nuo pagrindinių bėgių. Spenceris riaumodamas ir bildėdamas artėjo. Pravažiavęs Spenceris sustojo ir pavažiavo atgal. Jis buvo kitoje medžio pusėje nei Tomas. Tomas nedrįso išleisti nė garso. O, vargiai nedaug trūko. Hero labai apsidžiaugė pamatęs Tomą. Tomo mašinistas ir kurikas iškrovė seną cilindrą. Hero, rytoj aš sugrįšiu ir galėsime pradėti darbą. Dabar turiu grįžti į Tidmonto depą. Kiti garvežiukai stebėsis, kad manęs nėra. Ačiū, Tomai. Tomas nusišypsojo ir greitai nupuškavo tolyn. Jis linksmas riedėjo atgal į Tidmonto depą. Išvažiavęs iš posūkio, jis aiktelėjo. Kad mane kur pelenai. Boksfordo hercogų vasarnamis visai prie pat Hero slėptuvės. Spenceris sukinėsis čia kiekvieną dieną. Jei Spenceris sužinos apie Hero, jis praneš viršininkui. Tuomet Hero tikrai taps metalo laužu. Privalau būti labai atsargus. Ta vakarą Tomas papasakojo draugams apie varžybą su Spenceriu. Jis ketino papasakoti ir apie Hero. Tačiau atvyko viršininkas. Rytoj jūsų visų laukia labai įtempta diena. Darbus pradėsite ypač anksti. Taigi, Tomai, nevažinėk aplink salą su sunkiais kroviniais ar kvailomis idėjomis. Man reikia naudingų, o ne sugedusių garvežiukų. Taip, ponė. Taigi Tomas neišdrįso papasakoti savo draugams apie Hero. Viršininkas aiškiai pasakė, jokių sugedusių garvežiukų.